Ištrauka iš knygos Kur baigėsi sapnai 2 skyriaus. Kasdienis, rutininis ir užpildytas dienos tvarkaraštis ją gelbėjo nuo nereikalingų minčių, bei kaip ji pati buvo įsitikinusi, padėjo pasiekti visko, ką turi. Paprastai jos rytas prasidėdavo 5 valandą. Dažniausiai ją pažadindavo duonos išvežiotojo balsas, kai kabindamas maišelį ant lauko durų rankenos, niūniuodavo per radiją išgirstą populiarios dainos melodiją. Prieš pusryčius moteris prabėgdavo pajūriu, kartais pasiimdama aktyvų auksaspalvį retriverį, kurio šeimininkė gyveno kaiminystėje ir nuvargusi po naktinės pamainos disko klube palikdavo augintinį kiemelyje. Grįžus, dušas ir pusryčiai. O be 7:45 ji jau spausdavo mygtukus, išjungdama signalizaciją porno filmų studijoje, kurioje dieną iš dienos dirbo 15 metų. Po pietų mokslai, jėgos treniruotė ir sąžiningai užtarnautas ramus miegas. Radikaliai pakito ne tik išvaizda, bet ir visa būtis bei egzistencija, prasidėjusi nuolankioje Jehovos liudytojų šeimoje, kurioje mokė kas rytą ir vakarą išpažinti kaltes, šlovinti viešpatį ir nepraleisti nė vieno bendrijos susirinkimo. Šio tikėjimo sėkla šeimoje sudygo, apraizgė šaknimis ir užaugo nepalaužiamų stiebų. Tėvai, dievobaimingi tikintieji, vaduodami sielą, skelbdami Dievo žodį, nešiodami lankstinukus, nepailstančiai atsakinėjo į pasauliečiams kylančius klausimus. Tik primiktinai kamantinėjančiai Rūtai, norinčiai sudaryti genealoginį šeimos medį, nepavyko išpešti informacijos. Gimdytojai vengdavo atsakymo apie senelius ir mergaitė manė, kad kliūtis jos amžius. Tikėjo, jog tėvai ją globoja, tausoja, todėl laukia brandos. Galbūt tai, ką sužinos, ją įskaudins, ar taps nuosprendžiu, o gal išsigelbėjimu. O gal temos per daug žemiško šventumo aureolę nešantiems tarnams? Tik kartą paklaustas tėvas atžariai burbtelėjo, net prisiminimai apie mirusius virsta dulkėmis. Ir daugiau tą temą nekalbėjo. O motina prasitarė, kad močiutė sirgo cukriniu diabetu. Tačiau nuolankiai priėmusi savo kančią, kategoriškai atsisakė gydymo. Ji visuomet kartodavosi: mokslas yra niekas. Tik Dievas gali mane išgydyti ir aš juo pasikliauju. Anuomet net pati Rūta negalėjo įsivaizduoti išaušiant dieną, kai ji, kaip atitrūkusi žiedadulkė, pakilusi į kitą atmosferos sluoksnį, atsisakys suprasti tėvų filosofiją, o vėliau, pagauta uraganinio vėjo, nuskries už 4000 kilometrų nuo namų ir senelių kapų, kurie dėl šeimos įsitikinimų taip ir liks nelankomi. Kiek save prisiminė, būdama maža mergytė, iki 6 laukdavo vienintelio išsiskiriančio renginio – bendrijos švenčiamos viešpaties vakarienės, primenančios Kristaus mirties dieną. Rūtai patikdavo, kad susirinkdavo pilnutėlė salė žmonių. Po pamokslo broliai ir seseris siųsdavo per rankas 2 šventus simbolius – bemėlę duoną ir raudonąjį vyną. Tiesa, jos ragauti teisę turėjo tik pateptieji. Ir ji nelabai suprato, kodėl jos tėvai, taip atsakingai tarnavę Jehovai, galėjo tik palaikyti už lėkštės krašto. Pradėjusi lankyti mokyklą, išgirdo apie kitas šventes – gimtadienius, kalėdas ir Velykas. Klausimai apie koncertus, diskotekas, karnavalus ir kitas linksmybės iškilo gal 4 klasėje. Gimdytojai buvo griežtos nuomonės dėl šėtono tarnų įtakos. Jie rimtai svarstė, ar verta dukrą leisti į mokyklą. Todėl sužinojusi jų požiūrį į tautišką giesmę, šachmatus ir kortas, daugiau nieko namuose nepasakojo ir neklausinėjo. 6 klasėje ją pirmą kartą sugundė tas pats šėtonas, padavęs rankas lūpdažį ir blakstienų tušą. Ir nuo tos akimirkos prasidėjo gyvenimas siaubingoje įtampoje. Mergina nežinojo, kaip pritapti prie vienų, šeimoje vadinamų pasauliečiais, su kuriais norėjosi likti, ir prie kitų, kurių įsitikinimai kiekvieną dieną darėsi vis svetimesni, nors juos vadino tėvais.
Skaitė Ema Rotvel.